Cinamonu. Ką randam? Kol kas nieko. Tai, sakiau, Rūdis neatsiplaus. Kol kas nieko. Labai gerai, kad nieko nemanau. Tai čia jis kiek laiko kažkur stovėjo ir dabar išvažiavo. Bet panašus nebuvo labai eksploatuotas. Ne. Apleistas. Bet. Rūdis? Manau važiuos. Čia 1.4, ne? Liktais, nežinau. Šiam šis. Tai, bet siurbimo. O, traktoriukai. Labas rytas. O, Traktoriukų. renkas traktoristas. Nu, Bernas važiavė slalomą. Na, nei kartą. Ne žalias miškas. Niekur tiesiog, traktoriukų slalomas niekur nevyks, pirmi. Nu, tai taip, pirmas Lietuvoje. Bet jam padriftinti, žinai, ne problema. Tai įdomus traktoriukų driftas, nes jaunai. Kostas vaikšto, sako, čia vien baudos bus. Ne, reikėtų mokintis prašo. Labas rytas. Labas rytas. Labas rytas. Tai ūkininkai ne kombainį turėtumėt būt? Dar nėra ką kult. Dar nėra ką kult. 2 savaitės ramus, kaip belgai. Čia jau Kupiškis pakūręs, biškai jau duoda. Ne, pas mus dar ne. Geras laisvalaikis čia va toks. Jo. Tai čia tavo negu slalomui, čia gal driftui tu labiau. Kas? Šitas BMWs. Būtent slalom. Būtent slalomui padarytas. Nu, gražiai sutvertas. Aš po Palangos purvinas. Bet jau nieko nepadarysi, pusė pirmus iš Palangų šitą. Nie, 5 metrų taisyklė, ne čia karčiau landžiat. Teisingai. Galima landžiat, nieko čia nepadarysi. Turim čempionus. Ką čempionai? Pučiam. Ko tokie kuklus? Nu, nusprendėt šventiškai sugazuot. Gazuotai. Tai kur niekur labai nevažiavę dabar gal? Kokią pauzę turėjot? Gedimynai, kur nuvažiavęs paskutinį? Buvom, pirmą kartą buvom nuvažiavę, va, kaip tik užkritą iki Vilniaus. Pas Andrėjus Savčenko. Tai gal ten biškai greitesnis slalomas? Ten asfaltas labai geras, kur drifteriai. A, tai malonu ten ir suslėgis pažais. Jo, liets ten kaip ant ledą, liets pilu kaip iš kibiro. Bet tai gerai parodo, Asfaltas, tada naujas, žinot, kas geras vairuotojas, o kas nelabai. Nu, dar geras organizatorius, kad nurodo, kur reikia pasitaisyti. Ai, nu kaip tau šiaip sekas, kaip šitie metai? Sunkus, lengvi. Įdomus. Įdomus? Tai daug naujų pradžių gal? Ne tai, kad pradžių. Visas varžybos įvairios. Atvažiuoji, vieną nesitikį, kitas įvyksta, nu, žodžiu. Nėra tokio nuoseklumo, vis kažką įmeta. Kaip koltelis. Rieda. Dar vis rieda. Nėra noro atsinaujinti jau kažko kito. Negalvojat? Gal ir yra? Yra minčių? Tai kitam sezonui gal? Nu, tai minčių yra, kai bus. Bus matyti. Nu, gerai. Biškis ir ploka čia tų dalyvių, žinai, gal norėtis daugiau. Nu, Bet yra stiprių. Saulius sakė, galvoja padaryti ten tą tokią super klasę, kad visi kas nori galės. Ir VD nesvarbu, suvažiuoti. Gerai. Žiūrėsim, kaip čia tau seksis. Ką padangos gerą turim? Naujas dėjai? Ne, jau važiuotas. Bet labai taip kukliai nudilusios dar palyginus. Taip, ten Vilniui gerą trasą buvo. Jo, sakė tėtis, kad ten patiko. Patiko, ne? Jo. Žlyja kaip ant ledo. Smagu. Bet iškart pasimatė, kur kas moka vairuoti ant šlapio, kur nelabai gauna. Ten visi moka. Visi moka. Jo. Tai teko sekundžių kovą įsivelt. Jo. Dar pasako, kur kaip geriau. Bet, nu, ta prasme paklausai. Jo. Įsisavini tą visą. Gerai tos pamokos, žinai. Nu, vadovą pamatysim, ar paklausau, ar ne. Čia tai žinai, čia tai tau tokia jau kaip ir namų aikštelė, tas asfaltas. Nu, vieną kartą važiavau ir nepabaigiau, bordiūrus ne vietoj buvo. Tai čia su bordiūrais lypa. Nu, siauroka, žinai, bet tai turim, ką turim, čia Kupišky nieko nepadarysim. Arba gazuoti. Nu, gerai. Per vieną klasę važiuosi? Per 2. O C ir VD, ne? Čempionatinis.
turi būti traktoriukai nusimetę, einam pažiūrėti. Kostas Mažeikis davė mintį, kad gal davai Sauliui pasiūlyk traktoriukus, Sauliui pasiūliau. Saulius labai užsidegė, tai nedaug negausiai susirinko, keletas, bet vis tiek susirinko. Einam pažiūrėsim. Žinau, kad Egidijus atvažiavo. Tėvas su sūnum atvažiavo. Artūras Devaitis turi atvažiuoti. O pagrindinis traktoristas, kaip sakau, Audrius Vaitekūnas, su vairu nespėja sustvarkyti. Čia va, vieno jau ratas kyšo. Ai, va, Artūras. Bubuzuinas, ar kaip čia naisai. Gražus egzempliorius. Padangos teisingos ant asfalto. Nors jis iš tom padangom visur važiuoja. Ofisiukas. O kiti va ten. Galiai įsikūrė. Kaip ir pridėra ant vėjos. Irgi padangos tokios. O, minkštutės. Reikia bent po 5 barus bus, kad gerai suktųsi. Taip va. Nu ką, reikia trauk fotikas, padaryti nuotrauką, pafilmuosim biškį vėliau. Dar po biškį renkasi dalyviai. Tai va. Pakalbint to savininką. Sakiau, einam pakalbint to savininką. Nu, Justas. Labą dieną. Išmokai? Daugmaž atrodo taip. Neatsibosta šitie? Startą atsistojus atrodo kitaip. Pasimiršti. Neatsibosta šitas miškas kugelių? Ne, nieka neatsibosta. Kas pirmą bėgą slalomas vėl? Įtariu, bus ir antrą bėgę. Koks trečdalis trasos bent jau. Tai ten jaučiu galas, kur kokia gyvatėlė ten galas. Jo, ten greita gyvatėlė tokia, čia grįžtant. Daugiau greičia. Aš šiaip tai jo. Tu kur dabar buvai dar pagazavęs? Tai Zarasuose tik. Vieną kartą šiemet. Dabar čia antras kartas, o Švogerį pirmas kartas. Kaip įgūdžiai? Porovkai kalbinom, klausėm? Gerai. Zarasuose pamačiau, kad niekar nepabėga. Viskas normaliai. Tai įsivėlį sekundžių kovas? Kaip čia pasakęs? Pratinausi prie mašinos realiai. Aha. Bet paskutinis važiavimas jau visiškai patiko, jau jaučiau savo tempą. Ten jau visai neblogai būtų. Bet mašinom kažkokių naujų tenai performansų, amortikų nieko nesudėjo, tas pats setupas padango tik keičiasi. Tas padangas, tik vis dar pasianalizuojam, su slėgiais pažaidžiam. Tai jo, čia su slėgiais žiūriu, labai čia daug kas pradėjo organizuoti. Jo, nu tai... Ką, antras driveris taip toli. Tau sakė sezonas atsidaro. Pailgas pertraukas, biškį jaudinas. Kaip tas miškas kugelių, neatsibosta? Ne, neatsibosta, tik tai įsimint, kaip atsisėdi toks bištresiuks. O ką Saulius sakė, baudas rašys ar iš karto? Dar nieko nesakė. Laisvas, padarai klaidą ir laisvas. Paklausysim, ką pasakys. Kaip šiaip Lietuvos slalomas taip laikosi? Aš galvojau, kad bus praščiau jau, bet žiūriu, kad ir naujų veidų yra ir šiaip žiūriu, tas susidomėjimas niekur nedingsta, na vis tiek, kaip pasakyti. Tai kas jaunimas ateina jau tokia jau vidutinio? Ir jaunimo įvairiai, labai įvairaus amžiaus sportas, ta prasme. Bet tik tai gaila, kad... Nuo mažiausiai iki... Bet tik tai gaila, kad tų sportuojančių gatvės pilnas, bet varžybas labai... Va, kiek ragini, vis būna ir gyvai paragini, žinai, pamatęs, kad ten kažkaip netaip važiuoja. Ir su švyturėliais paragini. Ir kažkaip žiūri vis tiek, į varžybose nepasimato tų pačių mašinų. Tai va tas irgi, žinai, toks nuobidnekas, nu kėbro, neplėšykit ten tų sankabų gatvėje, atvažiuokit, čiagi padraskysit tas sankabas. Ką, žinai, turi praeitas tarpas kažkoks, tai, kaip sakant, jaunystės, durnystės. Turi nusistovėti viskas. Paskui tik tai liūdna, kai baigėsi nekaip. Viršininkas jau piktas čia visi toj gaus? Ne, nepiktas, einu dabar instruktažą duodu teisėjam, tada darom briefingą ir 9:30 startuojam viskas. Gerai, pažiūrėsim, kas čia vyksta. Nu, išmokai Gediminai trasą. Sunkiai ar ne? Visas jas įvairias. Pirmą bėgę. Ar reiks antrą? Gal antrą irgi reiks. Galui kai kur. Jo. Nu gerai. Sėkmės. Nu Pijau, kaip nusteikimas tau?
Kodėl taip? Žinojimas po pertraukos, bolidas pilnai paruoštas. Matėm, kas su cinamonu. Cinamonas ten mažiausia bėda, šiaip atrodo. O kas čia pasų 1,4? 1,5. Kiek čia kilovatų? Šitam 4 turėtų. Gyvas dar variklis? Nebelabai. Pažiūrėsim po pirmo važiavimo, ant kiek gyvas, ant kiek laikys. Nu, iš kur jis ištrauktas? Čia vasarų Rimvidų žiūrėjau, kad čia labai ilgai kažkur stovėjo. Sakau, negaliu Kupiškį nevažiuoti šį sezoną, taip nevažiavau. Pasiskolinau iš draugo. Krūmė stovėjo ten pusę metų. Tai... Nu, matos, kad jis mažai eksploatuotas buvo. Tai... Nu, gerai, svarbu važiuoti, žinai, nesvarbu su kuo, bet svarbu važiuoti. O ką padangytės čia dar kažkiek gyvas? Oi, ledynė. Orą laiko dar. Na, biški laiko. Tiek ir te reikia. Šiandien, kad orą laikytų. Svoris, jo. Gerai. Atsidarysi sezoną. Nu, vaikinas, nuvažiuosi? Taip. Nu, kažkur važiavęs? Ar čia pirmas varžybos tau bus? Esu važiavęs, tai Panevėžy, Gustonyse keletą kartų. Tada dar Utenoj buvo antras mano slalomas. Praeitais metais pradėjau važiuoti. Nu ir kaip šiaip sekasi? Sekas tai gerai, tai. O kodėl pasirinkai R-vadą? BMW? Tai... Kaip? Ar tai kas buvo su tuo ir važiuoji? Ne, tėtis norėjo, kad išmokščiau, suprasčiau tą, kaip pajūščiau tą automobilį. Aha. Kaip slysta tas galas. Ir... O koks čia pasąja variklis? 2 litrų dizelis. Ai, dizelinis. Tai tau tas užsipūtimas turbinas reikia atsargiai, bo kai užsipučia, kai benzinas, tai tik gali žaisti, žinai, su pedalu. Nu ką, dabar slėgį dar pasireguliuosi? Dabar žiūriu, ar reikia reguliuoti ar ne. Tai jau biški supranti tos reikalus? Na, biški. Patinka šiaip? Patinka. Tai ką, su slalomu siesi ar kažkur toliau bandysi važiuoti? Tai dar licencijai užregistravo į, galiu ir street race važiuoti, bet sakė, šiais metais dar slalome pavažiuoti, tai kitais metais gal važiuosim tai. Nu, street race greičiai kiti tenai, jau ten jau labai sportiškas dalykas. Tai va. Nu gerai, svarbu patinka. O iš kur pats esi? Iš Rokiškio. Ai, tai čia tau labai netoli. Tai va. Gerai, sėkmės tada, susireguliuok slėgius. Kas čia per jaunimas? Tikriausiai tik tai brolį pakalbinau, čia sesė? Čia sesė, jo. Nu kaip sesiai sekas? Brolį pakalbėjom. Mokas, va jau gal dabar 3 kartą bandys važiuoti. O kaip čia tėtis R-vada iš karto vaikam? Tiesiog pasitaikė tokią mašiną ir... Ne kokį civikėlį ir ten koltelį. Čia tik mokymuisi dabar, kaip sakyt, kas buvo, kur turėjom, su tuo ir važiuojam. Ieškam pabiškį, galvojam gal, ar kaip toliau bus. Ir kaip vaikams šiaip sekas, kaip pats žiūri iš šalies? Šiaip neblogai sekas, palyginus, kad mes vis tiek važiuojam su standartinė mašina, be jokių apšių, be nieko. Jo, ir dizeliukas dar tai šiaip gerai, tų nevykdymų, kur sudėtingesnės trasas atsiranda. O tu pats kažkur važiavęs? Ne. O tai kaip tu čia tos vaikus į sportą dabar? Kažkaip taip gavas, nežinau. Vis tiek tas mašinas visiems, manau, daugiau mažiau traukia. Nu dabar su to jaunimu nežinai, kas ten juos traukia iš tiesų. Tai čia reikia džiaugtis, kad turi užsiėmimų vaikai. Elektrinį. O kaip sesiai, kiek važiavai? Daugiau važiavus? Nežinau, taip. Kiek? Gal 3, ne gal dar kartas? Bus 3 varžybos šiandien. Jo, Gustonyse važiavai, tada Zarasuose važiavai. Kiek kartų? Kur dar važiavai? Gustonyse. 2 kartus Gustonyse. Nu ir kaip patinka? Neturim kur treniruoti, mes kai Rokiškyje gyvenam, tai kai neturim... Tai galit pasaulį vaginių trasą ant žvyro treniruoti. Ant žvyrą vėl kitaip jau. Būtų dar smagiau. Žvyrą sakykim, tada labai čia nebus pripratę, tai va ir... O biškį važiuojam, svarbiausia patinka, tai kol patinka, tai važiuojam. Tai geros vasaros atostogos nusimato, jeigu varžybų bus daug. Jo. Nu ir gerai, smagu.
Svarbu važiuoti, žinai, nedingtų tas noras. Nu tai taip, tai svarbu. Kas baisiausia, tai įvykiai, žinai, kokį bortą, jeigu peršoks, kad neįsigastų. Jo, tai aš Zarasuose kalė į bortą dukra, tai galvojau baigti, bet nieko, kažkaip atlaikė ir padangas viskas. Tai. Metalą galima atitiesinti, žinau. Čia... O detalių dar šitiem yra, tai gali daužyti. Jo, šitiem yra, tai... Tėti sutvarkys. Tai gerai, einam, žiūrėk, kaip čia dabar. Kiek kilovatų? 100 šiam. Kukliai. 1,9, ko norėt? 1,9. Standartas. Jo. Jei jau prieki tave standartinis 1,9, tada jis su 100 kW. Gerai, gau sausai. Standartinis, sakė. Pas mane irgi standartiškai supuvęs. Gerai, sėkmės tau. Nu, va, to biškai prasideda gonkė. Gediminas užkurėlis. Justinas Sinica laukia prieš startiniai. Nu tai dabar reikia žiūrėti Justą važiavimą ir pačiam biškai mokintis. Jo, dabar žiūri, pradės va jau startuos. Dabar girdėsi, kaip tik kaukins tą motorą. Jo. Dabar matysi, visi važiuojasi. Gerai, kad ne pirmas. Pirmam biškai toks atidarėms daug atsakomybės. Jaučiasi jaudulys, ne? Visą laiką kažkaip. Nėra vietos. Negali. Tai kas pirmas startas baisiausia, po to jau susitvarko viskas. Kaip atsisėdė, žinok, ir tada jau praimtas. Jau būna viskas susidėlioja. Bet iki to, kol sėdėt visam. Na, gerai. Važiuok. Pirmin. Sekundes. Grįžta davininkas, tai sužinosim jo laiką. Minutė ir 5 sekundės. Einam pakalbėti jaunuolį. Na, kaip sekės? Gerai. Trasai vykdyti? Taip, Nepasiklydai? bet bazė neįvykdyta, tai... Yra jauduliuko? Pradžiai buvo. O kaip trasa sudėtinga? Nelabai. Yra tų vietų, kur... Klaidingų?
ne kad klaidingų, bet siauriau, sunkiau apsisukti reikia. Tai... Nu, dar reikia biškis tą mašiną apsiprasti, dažnai jau bus drąsiau laikui bėgant tik tai. Ką dabar sesė su tėčiu išlėti? Kažkur ten toli dar. Kiek dar turės 3 važiavimus? Šitą trasą dar vieną kartą ir kitą trasą 2 kartus. Ne, aš 2 klasės. Ai, tai tau daugiau važiavimų. 8 važiavimų. Tai pasivažinėsi šiandien. Geras vasaros atostogos. Nu, va, žiūrim sesę, 8 metų. Tėtis šone padeda šturmanaut. Šaunolė. Išmok. Laikas 2:36. O dabar teisėjas tiktais akimsu aptėmė. Ten biškį balą pataškė, ne galui? Tai balas dindeliais, nes jau kucis užvarė. Ai.
8 metai, nėra ko nuėt, svarbu važiuoji. Ne vieną ranką, jo, nuo mažų dienų, žinai. Va ir treneris. Nu, Gedimynai, gerai, tai kaip sekas? Gerai, naują trasą. Perlipsi 50 sekundžių? Tai kitą trasą, neaišku, koks laikas. Nu, gerai. Nu, Kestai. Nu, nieko. Susitvarkai su jauduliu? Gerai, šaunu. Nu, kaip tau su to BMW, čia šiurpini visas. Gerai? Jo, einu trasą mokėti. Nu, jūs tai sakė, Kestas susitvarkė, kaip tau su jauduliu? Viskas gerai. Tvarkoj? Antras klasėje tikiuosi nesusimausiu. Dabar viskas atbulai praktiškai. Nu, kaip slalomas? Galėtų būti geriau. Jo. Nu, kaip jum? Puikiai. Gera, lengva trasa? Labai, Nu, pakankamai. gerai. Nu, kaip tau, Bernas? Gerai. Greitėjai, po biškį, vis drąsiau jauties. Jo. Dabar viskas tik tai tas pats, tik atbulom. Taip, tai. Nu, gerai, greit mokinkis, išmok teisingai, nedaryk klaidų. Nu, Pijau, laiko Civikas. Svarbu važiuoja. Nesvarbu, kaip besvarbu juda. Nereikti partį žiūrėti. Svarbu sudalyvau, šaunuolis, kad dalyvauji. Nu, sesė, kaip tau sekas? Patinka? Nu, kaip tėčiui, greitėja dukra? Pagreitėja biškį, dabar žiūri, drąsiau jaučiasi. Paskui įsidrasina, tai koliuką nusinešė, bet... Nieko, iš klaidų išmokom. Tai va, pirmos trasos konfiguracija suvažiuota. Dabar driveriai mokinasi antrą trasą, įveikinės antrą trasą, tai antrą trasą turėtų būti atbulai. Tai šiaip traktoristai neišmoko trasos. Aptingo biškį, apsileidė, tai einam pakalbint. Kaip jiem ant asfalto nuo žvyro nulipus. Yra daugiau veiksmo, nes ne trasa važiuota, reikia išmokti trasą. Nu, Artūrai, daugiau reikalų? Daugiau reikalų. Asfaltas ne žvyras. Blema tavo kaip kartingėlis, stovi toks. Stovi gerai, galės trūksta biškį. Nu, nieko nepadarys, netam tvertas jisai. Žiūrovam čia duoklę atiduodam. Gerai, šiaip. Ieva va jūsų šyla jų. Jie tokiom apsaugom, čia apsaugos sukeltus 4 kartus. Na, Gydijau, ką ten turėjom? Turgaus aikšteliai. Turgavojau. Kuku užvežė, agurkų, pomidorų. Ar škivelių? Škivelių. Nusuko? Ne, ką jie nusisuka, jie nukrita iš škivelių. Ai, tai čia toks gedimas. Nu, bet ieškojau po visą kupiškį, kol atradau turgui. Kaip ta trasa važiuot ant asfalto? Liuks. Nu, žiūrėkis, jeigu būtų šlapę, va, lietus lyt, tai šai. Čia neišvažinėtum su juo. Palaistysim. Gali būt, tuoj palaistys. Gerai, smagu, žinai, žiūrovom tą duoklę atiduot. Bet eiktų, eint skirs. Ant šlapę tai va, ant asfaltą eint skirs. Tik tai gaudyk, žinai. Reikia jau gaudyk. Kur tie Šarmavičiai, kur tik ant 2 ratė važiuoja. Nu ką, dizelistas? Nieko. Kas čia nutiko? Ne, čia taip pražiūrėta profilaktiškai. Kaip trasa biškis Euroka tau gal? Jo, nes ir sukibimo nieko nėra ir kažko vienas supartas nenori užsirakinti. Čia galinį stabdžių? Ja. Nes ten girdis pastų baršką kažkas. Barška tai smagratis. Fublė, nesmagratis šitas pusė šią granatą išarinę trumpąją. O tai šitas golfas ir važiuoja slalomas, ar čia... Čia pirmas sykis, jis važiuoja, pirmas sykį aš važiuoju. O čia vietiniai jūs? Na, Rokiškė. Na, čia nuo Rokiškio nemažai atvažiavę liaudės. Ja. Tai koks planas su šito golfesteriu tavo ateityje? Ateityje? BMW gatvėje baust ar kažkur dalyvaut? Noriu ir dabar baust, bet nelabai kas yra, kas nori susistatyti. Geidžus pamata, apsio. Baigęs kažkokią fantaziją. Na. Bet čia yra tokių, kur galėtum sustatyti 1 prie 1? Kupiškį nelabai žinau, Rokiškį tai yra. Aha. O dabar tavo laikas, ką geriausiai važiavai pirmoji trasai?
Trasoj pasimečiau būdų važiavimus. Nevykdymai? Jo, neįskaityta būdų. Tai kas, jaudulys savo darbą daro? Jo. Dabar biškai ranką dreba. Operuot negalėsi. Bet užtat kaip aguonas gerai barstytum. Ar be pipyrus ant steiko. Jo, ten žinai, tai va. Gerai, tai ką, antrą trasą atbulai, eiti irgi prasivaikštinėti. Jo, reikės. Gerai, tai tu sekundžių, žinai, nepražiapsauk. Dizeliukas. Audrius Vaitekūnas. Ką, Audrius Vaitekūnas? Dėkui, gal atvažiavau pavydėti visiems. Kas tavo ten gaunasi? Išardytas dabar? Vairas, nesusitariu su vairu. Laiko trūksta? Trūksta. Gerai, čia reikia savaitę pagyventi, išvažiuoti atostogų ir savaitę pagyventi. Jo, einam garyt Kostą. Nu, Kostai. Ne mano sporto šaka. Daugiau reikalų nei galvojai? Jo. Tai trasai pasiklysti? Tarp kugelių. Gatvėje tai gerai, aš varyčiau tiesiai, bet tarp kugelių tai pasiklysti. Nu čia tas ir yra dalykas, kad reikia apvažiuoti tas kugelis teisingai. Pirmą kartą galima sakyti ant asfaltą, tai nejautimės, nežinai kaip jis važiuoja. Jo. Pačiuoži ir iš vietos užsisuka. Egidijus akcentavo būt gerai lietaus biškį pakrapėt. Nu, nežinau, per balų pervažiuoja irgi nebevairuoja tada. Kad būtų vienodai, gal būtų gerai. Sudėtingas čia jūs šitas sportas, tai... Nu, bet žinai, pabandėjai. Jo. Negali čia. Aš jį nevažinėti. Nu, Švarmavič, išeis važiuoti ant 4 ratų. Pabandysim ratukus pasikeisti, pabandysim geriau galais. Nes nelabai nusleidžia čia. Niekaip. Nei gazą atleis, nei daug, niekas jisai kažkaip. Kaip mamai streso užtenka. Mama priprasiau galėjo. Nebegaliu. Jau viską mačiai. Viską. Galvojai, Jonas nepadeda. Gal bus geriau toks sportas, bet pasirodo niekar čia gera. Nieko čia gera ir vien baimė ir nervai. O tai kai sūnus važiuodavo motokrose? Irgi, tas pats. Irgi. Bet jam matos nėra baimė. Ne, jam nebaimė. Bet teks priprasti. Tokia ta šeimyna. Na, bet žinai, patirties yra, technika jaučiat. Skirtumas biški yra ratai. Kimba gerai. Tavo minkštutės dar tokios. Nu jo, jos šviežias. Tai Audriau. Čia jau amžius šitas atgyvenus 2 metų. Širvintuose dar laiškus vežiodavo su Muraveika žmogus. Jo, tai Muraveikos tiltas. Ai, visą galą idėjai. Audriau, ką dabar su Gonkė? Ir kažkokių planų? Nu, rugsėjo pabaigoje reikia bandyti kažką tai daryti. Savivaldybė labai pritarė tam reikia. Bandysim mėrą taurę daryti. Nu, smagiau, žinai, kaip pasisiūlo, pačiam trauk per dantį. Jo. Kai aplamai rėmėjau, kai yra prisideda kažkas pagelbėt, jau gerai. Tai jau smagiau yra. Nu, gerai. Dalyviam ir organizatoriam lengviau. O ant biržų teisė? Labai gerai būtų. Tai va, Devaitį sakė, kad padės. Šiaip gerai, kad draugai. Vieni kitiem dar. Jo, sakė, patarimų turi, tai nežinau, atvažiuos, sakė, padės. Konkurencija išlaiko trasoje, o ne už traso, žinai, kad ten. Taip. Nu, tai smagiau, kad būtų su kuo ir konkuruoti, kaip sakyti. O jūs važiuosit biržų trasoj? Kaip būtinai, tai kaip? Kaip kitai? Kaip be mūsų. Kad tik norą jį būtų. Tai norą, tai galimybių, kad technika, kad tik tai dar atlaikytų. Mama, kad išleistų svarbiausia. Technika jau yra atsarginė dar vieną paruoštą. Ai, tai turit pasidaręs? Dar ne, bet keturatės jau nupirktas. Va, taip ir juda žmonės. Gerai, rabu hebrai. Kas jūs, tai vyksta primatavimai? Taip išeina, jau naują kartą matuojasi. Tai visiškai prailginti pedalai, kad pasiektų. Sulaukia daugiau dėmesio. Nu, žinai, traukia, išsiskiria iš tos minios. Taip, man Zarasuose vienas slalomistas sako, neišvažiuok, sako, bet tavo mašinas, sako, daug nuobodžių parkas atrodo. Jis juda iš pakrūmų ištrauktas.
Kaip ofise, kiek temperatūros turim? Šilta. Kas pas tu per motoras? Čia spėlioja visi? Dyzelis, 3 litrus. Koks kodas? A? Koks variklio kodas? FM7. Senos? Senas geras. Gerai, sėkmė. O čia saunas būtų? Пожалуйста. Газа, не, per kairius. O, gaza, užturgaus. Atleist. Kiemelin. Sukam. Dešinė. Tas laikas yra minutė 40. Nu, traktoristai dar važiuotumėt slavom. Viskas, ne? Bandytumėm. Visiškai? Ne, reikia. Daugiau įdomiau. Bet ar te pagavai dabar jau savo traktoriuką? Jau. Tau tai kaip kartingas, toks grinai. Dar kitą kartą kokius. Dačiut galės daugiau trukos, tai visai būtų gerai, bet... Galės per daug nebūna. Nebūna per daug, bet šiaip neblogai. Gerai, šaunuoliai. Nu viskas, varžybos baigtos. Ir kaip tau šitą dieną? Gerai. Kartosi dar? Važiuosi dar į varžybos? Nežinau. Jeigu tėtis leis važiuoti. Važiuos. Tai kur dabar sekančios numatomos kažkur? Gustonyse gal. Standartiškai. O kaip ten labai trasą užsuka, sudėtinga būna? Mes tokiais greičiais važiuojam, kad... Susiorientuoja dar. Dar gerai. Ten biški greitesnis. Mažiau tų, kaip jai, pavyzdžiui, lengviau čia, dėl to, kad yra daugiau vietas. Jo, bortų nėra saugiau. Ir vis tiek platesnė trasa, tokia kombinacija visada, kad mažiau tą sukinėjimą. Čia tai reikia labai greitai, pavyzdžiui, galėtų sukimas sunku, jai labai... O ten tokių kaip ir mažiau būna. Gerai, šaunuolė. Ką brolis daro? Patikrino ar priverčia? Verš, kol pradės laisvėt. Iš patirties, sakau. Nu, kol tau geltono ekipažas. Puikiai. Atlaikė koltelis. Kokis nelaikys? Ne visai. Kas buvo? Vairo kolonėlė išdrybo biškai. Bet su išdrybose neblogai pravažiavo. Ten 2 varžtai. Ar 4? Ar kas ten, nežinau. Rimvydas čia bandė žiūrėti. Ant Zateškų neišėjo pritraukti? Neišėjo. Važiavam su tokiu reikės normaliai remontuoti. Važiavau paskutinį važiavą. Ai, vairą taip reikėjo gauti? Ai, tai ne kolonkę, tai kryžmė, kur ant vamzdžio. Jo, išnaužė tai. Bet nieko. Aš antrą, kestas, trečią. Laik, vyrai tokio sudėjimo ten. Tai va, gerai. Tai bus bliudelis, ne? Taip, sakau, aš antrą, kestas, trečią sekundę. Sekundė pijau. Nors kestas jaudinasi daugiau už tą. Susitvarkė su jauduliu. Gerai, šaunuoliai. Pala, pirmi bliudeliai šiais metais. Nu, žinai, tokia šventė, ne čempionatas, bet vis tiek. Bliudelis. Gerai, šaunuoliai. Nu, Braškių kompanijai, kaip jums Kupiškis? Kaip visada. Svetingai. Pirmus varžybos Kupiškiai.
Nevažiavė. Čia ta trasa kartoja 23, man atrodo, metų. Galbūt. Tokia neužsukta, dar galima, žinai. Gera. Bet padarė klaidų berniokas. Padarė, RVD. Jeigu neklaida būt pirmas, dabar antras. Gerai ir antras. Iš tų klaidų pasimatins. Saulis sako, kaip negaili tėvo BMW, niekas sako, toj kombainų įleis, laukos bus 2 eurų. Ja, du turi juos. Vakar Klaipėdų buvo variklis pradėjęs kalti, nesupratau, kas buvo. Kiek yra čia šitas tas pats variklis? Jau, 9 važiavime. Tai dabar pristrynė? Nutilu. Kam reikėjo, iškrito? Važiavimus į nieko neišlindo, nieks nekasti, nieks nebeigo. O kaip sezonas? Ką Kaune paliekam šitą juodą dedame, važiuom su juodu, bet neprireikia. O kaip sezonas įtemptas nusimato? Pavažiuosit? Dar jame yra dar. Yra daug šitų varžybų, ne? Nu gerai, žinai, šiaip potencialo yra pas bernioką, lemui. Aš tau dar ir aiškinu, kad sakau, jis neskaičiuoja tėvą pinigų. Žiūrėk, va, jūs tas, kai jam iš tavo... Kaip pačiam reiks variklis perengti. Jo, pačiam reiks remontuotis, tai žinai, tu taupa. Ne, bet ir važiuoja, žinai, nebortais. Ne, viskas čia jo, čia mes tik tai galim taip pasijuokti, bet šiaip smagu, kad jaunimas, kaip sakau, įsilieja čia, gatvėje legaliai, ne taip kaip šeštadienį, palauk pas mane. Jo, posakai, neišnešė taip prūdant prie agro jau, prieš gaisrinėm Toyotų pagirdė. Tai būna čia visur. Gerai, šaunu. Bet žiūrėk, tik dėmesio, kiek sulaukia BMW'as. O, atsidariau kapotą, kad patrauktų. Nu, driverį. Kaip tau šiandien dieną? Neblogai. Šilta? Teko pastartuoti? Labai karšta. Sakė, dėl kelių kliurkų pirmą vietą praleidai? Jo, būčiau RVD pirmas, bet galę susiknisau, tai antras. Tu jį perspaudėjai ar pats susimėtėjai? Ne, tiesiog padangos, kadangi pakeitėm į kitas, labai sukibo ir nebuvau dar pripratęs, tai buvo sunku. Nepagavai mašiną. Jo. Kaip toliau? Kur sekančios varžybos, kur gazuosi? Nežinau. O nes nori ant žvyro? Aš vyrą važiuoju. Tai važiuoji? Ralį, mini ralį važiuoju. Fainiau tenai, kiti greičiai. Pereinu link žvyro, pradeda patikti labiau žvyras. Matai, kad žvyrą paragaujant asfaltą nebelabai begrįžti. Jo, O kiek mini ralį rezultatai? Vieną kartą 3 vietą užėmiau, kitą kartą 4 vietą. O klasės gausios? Ką? Klasės gausios susirenka dalyvių? Nelabai, apie 10. Nu tai iš 10, 3, 4. Klasės. Ne jaunime varo kokiam, bet to 2 vedai. Jaunime gali važiuoti tik tai iki 2 litrų variklį. O čia pas jūs? Tai mes nesuši, mes nuomojame mineralą, mes turim nuomojęs langais. Tai ten 2,8. Tai tau reikia pietų mašinų pratintis. Čia vieną mašiną, ralį, kitą mašiną, tai toks biškai, žinai. Nu ir gerai, gražus egzempliorius. Borto neapžergė jokio. O turėjo krešų kokių tokių rimtesnių? Pernai Jurbarke pirmų ratų, ant to didžiausio pausikio. Tai už tėvynį? Visas šaunas. Bordiūras labai aukštas, pažiūrėjau, O baimės nebuvo, neatsirado po to? Ne, tai jam sakiau, kad bus anksčiau vėliau taip. Taigi ta mineralė. Tikrai bus stogas, klausimas kada. Pasikrikšti, visiems reikia. Visi tą mokyklą praeina. Jo. Tik tai vieniems, žinai, baigęs geriau, kitiems biškai prašiau. Tai kaip nuteiksi, žinai, svarbu neįsigąsti, iš mašinus išliūt, kol neužsidegau visą kitą. Gerai, šaunu, žinai, tą jaunimą auginas. Sakau, pasimbliudelis ir namo. Vaikus nevažiuoja tos išysto minėsiu, nevažiuoja, ne? Nu, ką aptarėt po lenktynių? Oi, mes čia apie ralį. Ai, čia apie ralį? Ne apie slalomą. Jau dėliojat kitus planus? Taip, į kitas disciplinas perėjom. Ne, čia merginas. Kaip Kupiškis, tikriausiai pirmas iki? Taip, Kupiškis pirmas iki. O čia ne pirmas iki veidas matomas? Aš pirmą, ne, tai gal aš matomas dėl to, kad aš pakankamai senas. Šiaip tai ne, aš Kupiškį, šiaip tai mano tėvų tėviškentą šaujus, suprantate. Ai, tai čia va vietinis. Ir tarp kitką galiu pasakyti, Notkaus tėvas Giedriaus gimė mano tėvukų sodybai. Nu, va, tokia istorija. Nu, tai žinok, tai visąlaik Jonas visąlaik prisimena tą. Nedidelė ta Lietuva. Tai va, jo. Tai. Nu, kaip merginam šiandien slalomė?
Šiaip gerai, man tai labai patiko. Tos duobės biški tam kemelį nelabai patiko šitai metai, bet šiaip faina, smagu, reikia daugiau čia slalom. Galėjau čempionatinę etapą. Kiek važiuoji pati šiaip, kiek laiko profesionaliai, neprofesionaliai, kaip? Realiai nuo praeitų metų. Pradėjai. Praeitais metais. O čia Miata tavo ta pirma meilė, ar? Kadangi pradėjau nuo to, kad pasiskolinau Miatą ir man tai patiko, kad nusipirkau savo. Greičiau nei planavau. Labai miela, smagi ir kasdieną ir varžybom. Tai už tai... Dar ją biškai ir pratinės, jau prisijaukinį mėginį, nes matau, aplink fiškę dar nerizikuoji, nes siaura. Jo, ir aš bandau su rankiniu, kurio dar nemoku visiškai ir tik dabar pradėjau mokytis. Tai, automatiškai dar neišeina. Arba ateina, neišeina į sportą. Pabiškut. O kas pasau 1.6 varikliukas? 1.8. Aha. O kokios modifikacijos pas ją amortizatoriai? Nieko standartinė? Nieko netvarkiau, apart to, kad kas viduje sudėta, tai dabar hidraulinį įsidėjau, rollbaras yra, vairą pasikeičiau, daugiau nieko realiai nedariau. Ofisiukas kaip pas moterį, tvarkinga. Pavyzdžiui, kol kas. Gražiai, gerai šaunuolė, nestabdyk. Einam žiūrėti apdovanojimų, jau čia Saulius kviečia visus. Dalius Valiukas. Tai tikrai reiškia pagarbą. Slalomas čia vyksta, dariau čempionatus, tik tai pernai nedariau. Tai galbūt, jeigu nuotaika bus gera, kitais metais ir čempionatą etapą padarysim. Be šampano. Be šampano. Be bliudelio. Dar bus važiavai. Labai laiką praleidai, tikrai. Tai va, tai tada ką, tikrai sakau visiems ačiū ir pradėsim turbūt